2003 metų žaidimas Postaldu yra ganėtinai prieštaringai vertinamas pirmojo asmens šaudyklės žanro žaidimas. Sukurtas kūrėjų Running with Scissors arba paprasčiau bėgant su žirklėmis. Jie panašu darė viską, kad savo žaidimą padarytų kuo įmanoma labiau šokiruojantį. Pats žaidimas kupinas smurto, žiaurių kruvinų detalių bei daug necenzūruoto turinio, o tai plačiojoje visuomenėje nėra labai priimtini dalykai. Taigi automatiškai kyla klausimas, kam tokį žaidimą apskritai žaisti. Kodėl tiek daug žmonių filmuoja ir komentuoja Postaldu, kai dauguma tėvų pasakytų, jog tai yra bukinantis ir dėmesio nevertas šlamštas? Kodėl aš nuo pat pradžių nusprendžiau kurti turinį, susijusi su būtent šiuo, taip išpeiktų, bet kartu ir mėgstamų žaidimu? Šiandien visai trumpai ir mėgėjiškai apžvelgsiu, kodėl žmonės šį žaidimą mėgsta ir su mielu noru žaidžia. Išskirsiu kelias priežastis, kurios mano manimu yra pagrindinės. Tos priežastys apims tiek žaidimo unikalumą, tiek kontroversiškumą. Viena iš akivaizdžiausių priežasčių tiek man tiek daugumai tai juodojo humoro elementai. Postaldu pasižymi juodu humoru, kuris yra labai savitas ir netgi dažnai tiesiog ciniškas. Žaidimas satyriškai žvelgia į kasdieninio gyvenimo absurdiškumą, peržengdamas, visas įmanomas ribas. Ir jei iš pirmo žvilgsnio taip neatrodo, vis vien žaidėjus kartais tai priverčia susimastyti apie socialinės normas. Arba nepriverčia. Priklauso nuo to, ar mes žaidžiame tam, kad atsipalaiduotume ir pajokautume, ar tam, kad mąstytume ir analizuotume kiekvieną minimalią detalę taip, kaip mėgstu pats. Nemaža juodo humoro dalis kyla ir iš politinio nekorektiškumo bei absurdiškų situacijų. Ypač kai žaidime galime pastebėti tiek rasizmą, tiek seksizmą, iš kurio žaidimas mėgsta net labai išsityčioti. O jau net nekalbu apie žiaurumą prieš gyvūnus. Kitas dalykas tai žaidėjams suteikiama visiška laisvė daryti tai, kas tik šaus į galvą. Žinoma, nors misijos ir lengvos, galima jas ramiai vykdyti kaip civilizuotam asmeniui. Arba tiesiog galima kelti chaosą ir nešti mirtį ten, kur tik einame. Nuskambės keistai, tačiau šis žaidimas leidžia eksperimentuoti, kokiais būdais įvykdyti misijas. Dažniausiai žaidimuose susitinku su atvejais, kad jei jau neįvykdė misijos tyliai sėlinant, tai automatiškai ekrane išmetama lentelė, man bylojanti, jog misija neįvykdyta. Tad turėsiu mėginti vėl, tačiau Postaldu žaidimas tuo nepasižymi. Misijas galima vykdyti taip, kaip tik tai nori. Tokia laisvė žaidėjams labai patinka. Taip pat galima nevykdyti jokių misijų ir tiesiog pramogauti atviro pasaulio aplinkoje. Kaip kad nukirtus žmogui galvą, galima ją tiesiog spardyti kaip futbolo kamuolį ir štai čia aš pereisiu į kitą priežastį, dėl kurios šis žaidimas yra toks mėgstamas. Postaldu yra žinomas dėl savo kontroversiškų temų ir dėl galimybės vykdyti bene neribojamus smurtinius veiksmus. Nuo žmonių sušaudimo iki sudeginimo rinkitės patys. Visas šis šokiruojantis turinys traukia žaidėjus, kurie ieško ribų peržengimo ir neįprastų patirčių. Nors pats žaidimas yra itin smurtinis, jis taip pat akivaizdžiai hiperbolizuoja ir išpučia savo turinį. Tai leidžia suprasti, kad žaidimas sukurtas tam, kad būtų priimamas kaip komedijos ir šaržo kūrinys, o ne kaip rimtas smurto skatinimas. Pats žaidimas per daugybę metų įgijo stiprų statusą dėl savo drąsos pažeisti visuomenės normas ir jis nuolat uždraustas įvairiose šalyse. Ir pripažinkime, viskas, kas yra uždrausta, yra bent šiek tiek daugiau ar mažiau įdomu. Ypač jei tai vaizdo žaidimas. Taigi dėl tokio statuso žmonės jį žaidžia iš smalsumo ir taip norėdami išmėginti patys patyrinėti žaidimo istoriją bei kontrolės. Taip pat iš dalies patenkindami savo kompiuterinių žaidimų priklausomybę arba tiesiog mėgindami suprasti, kodėlgi šis žaidimas sukėlė tiek daug diskusijų ir ginčių. Prisipažinsiu, manęs iš pat pradžių neviliojo šis žaidimas, nes man nepatiko nei animacijos, nei pati istorija. Tačiau, kai sužinojau, kad jis uždraustas ne vienoje šalyje ir tuo labiau yra sukėlęs ne vieną ar šią diskusiją, aš taip pat patekau į smalsuolių kategoriją ir išmėginau žaidimą pats. Įspėjimai prieš paleidžiant patį žaidimą yra aiškus ir konkretūs. Jie įspėja, ko tikėtis, tad visa atsakomybė krenta ant jūsų kaip ant žaidėjo. Nes žaidimas taps toks chaotiškas ir žiaurus, kokiu jam leisite tapti patys. Pačio žaidimo veikėjai mėgins jūs išprovokuoti visais įmanomais būdais. Ir žinoma, kaip ir realiame gyvenime, viskas priklauso tik nuo jūsų pačių. Ar mėginsite būti taikus ir vengsite žiaurumo, ar būsite tiesmukas ir be jokio gailesčio ar moralės skirsite visus savo kelyje, dėl to nestingėjote laukti parduotuvės eilėje. Dar vienas aspektas tai Postaldu turi labai aktyvią žaidimų modifikacijų arba trumpiau modų kūrėjų bendruomenę. Žaidimo fanai nuolat papildo žaidimą naujų turinių, o turinys beveik niekada nenuvilia. Nesuteikia žaidimui dar daugiau smurto, lyg jam to stiktų. Žinoma, tai ilgina žaidimo gyvavimo laikotarpį ir traukia dar daugiau naujų žaidėjų. Postaldu yra tikra parodija šiandienos kultūroje. Daugelis situacijų žaidime yra tiesiog gyvenimo parodijos atspindinčios 21 amžiaus pradžios temas. Visa tai pritraukia žaidėjus, kurie
nemėgsta ironiją arba netiesioginius žaidimų kūrėjų komentarus apie visuomenę. Kaip ir minėjau, žaidime rasime rasizmo, seksizmo, taip pat LGBT elementų. Na, o pačius komentarus galima interpretuoti kaip tik patys norime. Pasakysiu, jog Postal 2 yra vienas tų žaidimų, kurie arba sukelia žmogaus pasipiktinimą, arba tampa itin mėgstamų žaidimu. Manau, jog aukso viduriuko čia greičiausiai nerasime. Nors drįstu teigti, jog man žaidimas nei patinka, nei yra labai mėgstamas. Man tiesiog labai patinka nagrinėti tokius kūrinius ir kelti klausimus. Žaidimo unikalumas slypi laisvėje, satyroje, visame šarže ir absurdiškame hiperbolizavime bei ribas peržengiančiame smurte, kuris arba prajuokina, arba šokiruoja. Žinoma, nors sukėlė daug kritikos dėl smurto ir itin nekorektiško turinio, būtent tai ir pavertė Postal 2 legendiniu žaidimu, kurį žaidėjai prisimins dar ilgai. Galų gale, nors Postal 2 yra tik vaizdo žaidimas, privalau pasakyti, jog tai nėra pavyzdys, kaip elgtis. Tai tik hiperbolizuota absurdiška pramoga, kurios nereikia priimti rimtai. Žinoma, tai pašėlęs vaizdo žaidimas, nes jis tyčia perženginėja visas įmanomas taisyklės, kad sukeltų kuo daugiau šoko, taigi niekada neimkite smurtinio pavyzdžio iš tokių kūrinių. Visa tai kuriama tam, kad parodyti, ko nereikėtų daryti. Taigi bet kokiu atveju priimkite šį žaidimą su ironijos doze ir be pykčio. Some designer has lost his tiny mind. Anaiptol Postal 2 tikrai nėra vienintelis vaizdo žaidimas, kuriame pilna žiaurumo ir visų kitų nedorybių. Tokie vaizdo žaidimai, kuriuose gausu smurto, necenzūrinės leksikos, seksualinio ar šiaip nepadoraus turinio, gali turėti stiprią įtaką asmeniui, kuris tai žaidžia, o tuo labiau, jei tai yra vaikas. Per daugybę metų tiek psichologai, tiek psichiatrai yra atlikę ne vieną tyrimą, norėdami išsiaiškinti, kokią vis dėlto įtaką smurtiniai vaizdo žaidimai gali padaryti vaikams. Žinoma, yra labai daug faktorių, kurie nulemia patį efektą vaikui, kuris žaidžia vaizdo žaidimus, kurie yra artimi Postal 2 žaidimo žanrui. Taigi, priklausomai nuo tokių pagrindinių dalykų kaip vaiko amžius, psichologinis atsparumas, šeimos vertybės ir aplinkos poveikis, visa tai gali nulemti, kiek stipriai gali būti paveiktas pats vaikas. Pats efektas gali būti tiek trumpalaikis, tiek ilgalaikis, tačiau, kad ir kaip bebūtų keista, jis nėra vien tik neigiamas. Na, bet visų pirma, koksgi galėtų būti galimas neigiamas poveikis? Visų pirmiausia, tai pripratimas prie smurto arba moksliškiau ir protingiau skambančių terminų psichologiniuose straipsniuose pavadintas desensibilizacija smurtui. Vaikas nuolat matydamas smurtą vaizdo žaidime gali tapti mažiau jautrus realiam smurtui arba agresijai, su kuriais galimai susiduria ir realybėje. Vaikas gali nebejausti tokio paties empatijos jausmo kaip anksčiau, nes žaidimuose smurtas dažnai pateikiamas kaip pramoga ir smagus dalykas be jokių realių pasiekmių. Kiek pastebėjau, nemaža dalis tyrimų rodo, kad dažnas smurtinių žaidimų žaidimas gali laikinai padidinti agresyvų vaiko elgesį. Taip pat paskatinti impulsyvumą, ypač jei vaikas jau turi polinkį į agresiją arba augo smurtinėje aplinkoje. Nors šiek tiek nukrypsiu nuo temos, tačiau privalau pasakyti. Taip neturėtų būti realybėje. Vaikai neturėtų augti smurtinėje aplinkoje jokiais atvejais. Tačiau taip yra ir net jei aš negaliu to pakeisti, bent pasinaudosiu progą ir pasakysiu, jog visada yra išeitis. Galbūt, kas dabar žiūrite šį įrašą, susidūrėte ar net dabar susidūrėte su smurtu savo aplinkoje. Žinokite, jog su laiku dalykai keičiasi ir visą gyvenimą taip nebus. Niekada nepasiduokite ir jeigu jau negalite pabėgti nuo smurtaujančio asmens, apsiginkluokite. Žinoma, apsiginkluokite kantrybę ir praegzistuokite tą laiko tarpą, kol negalite nieko pakeisti. Tiesiog investuokite laiką mokydamiesi naujų dalykų, kurie jums padės ateityje. Lietuvoje smurtas prieš vaikus yra labai rimta problema, nes dar 2023 metais valstybės vaiko teisų apsaugos ir taip pat ir įvaikinimo tarnyba sulaukė daugiau nei 57 000 pranešimų dėl galimo fizinio smurtavimo prieš vaikus. O tai yra net 26% daugiau pranešimų nei buvo 2022 metais. Taigi rezultatai rodo, jog dažnas atvejis, kai tėvai išsilieja ant vaikų ir tikrai ne žodžiais, todėl jei patenkate į šią liūdną statistiką, prisiminkite. Neretu atveju smurtautojai smurtauja ne dėl to, kad sužeistų jūs, o dėl to, kad jie yra paskutiniai bailiai ir nesugeba tvarkytis su savo emocijomis sveiku būdu, ko pasėkoje jie tampa agresyvūs kiaulės. Neskatinu patyčių tokiems asmenims. Skatinu į labai blogą situaciją patekusiam vaikui stengtis viską matyti per menišką humoro prizmę, kuri gali padėti itin sunkiais laikotarpiais. O asmenims, kurie žiūri šį įrašą ir galbūt patenka į smurtautojų kategoriją, skatinu jūs nupėdinti prie artimiausio veidrodžio ir atkreipti dėmesį, jog nors ausyčių ir kiauliško šnipuko nesimatys, jūs vis vien esate kiaulės ir liksite paskutinės kiaulės, jei nepradėsite šviesti savęs ir nesikreiptisite psichologinės pagalbos, kuri jums padės tvarkyti su šiuo sudėtingu fenomenu vadinamu emocijomis. Niekada nėra per vėlu pasikeisti į geresnę pusę. Tai prisiminkite visi.
Na, o dabar grįžkime prie galimo neigiamų smurtinių žaidimų poveikio vaikams. Jauniems vaikams gali būti žymiai sunkiau atskirti, kas yra priimtina realybėje, o kas tik žaidime. Tai gali sukelti problemų socialinėse situacijose, kai vaikas gali bandyti pamėgdžioti elgesį matytą vaizdo žaidimuose. Yra daugybė atvejų, kai vaizdo žaidime mane minimaliai suerzino žaidimo veikėjas, todėl aš jį užkapoju su kirviu arba sušaudau su šaltaisiais ginklais. Tačiau aš suprantu, kad taip galima elgtis tik vaizdo žaidimuose ir nerealybėje. Tačiau, kai mažas vaikas dar nėra susipažinęs su socialinėmis normomis, jis gali tai matyti kaip būdą susitvarkyti su jį patį minimaliai erzinančiomis problemomis. Necenzūrinė leksika žaidimuose gali paskatinti vaiką vartoti keiksmažodžius arba nepagarbiai elgtis su kitais. Ypač jei vaikas bendrauja su realiais žaidėjais internetiniuose žaidimuose. Ir kai jau pripranti vartoti keiksmažodžius, tai nustoti tikrai nėra lengva. Smurtiniai veiksmo arba siaubo žaidimai dažnai sukelia stiprias adrenalino reakcijas, dėl kurių vaikai gali norėti žaisti dar ilgiau ir dar dažniau. Tai žinoma gali lemti miego trūkumą, nes žaisti naktį yra smagiausia, taip pat sumažėjusi dėmesingumą mokykloje ar net ateityje lemti priklausomybę nuo vaizdo žaidimų. Kas tiesą sakant gali privesti ir prie azartinių kazino lošimų žaidimų suaugus. Bet čia jau gan ekstremalus pavyzdys. Na, o dabar koksgi galimas teigiamas poveikis? Jau kažkada minėjau, tad pasikartosiu, žaidimai gali lemti geresnį reakcijos greitį bei problemų sprendimo įgūdžius. Daug veiksmo žaidimų lavina reakcijos laiką, sprendimų priėmimo greitį ir taip pat gebėjimą strategiškai mąstyti. Kartais vaikams žaidimai gali tapti būdu išlieti stresą arba pyktį, nekeliant triukšmo ar chaoso namuose, kaip kad ypač hiperaktyvūs vaikai mėgsta. Tam tikrą prasme žaidimai suteikia šiek tiek medijų raštingumo žinių. Tinkamai informuotas tėvų, globėjų arba mokytojų vaikas gali išmokti atpažinti, kada ir koks turinys yra fikcinis arba nerealistiškas. Visa tai gali būti naudinga suprasti, kaip žiniasklaida veikia visuomenės suvokimą apie pasaulį. Taigi išvardinau tiek gerus dalykus, tiek blogus. Dabar klausimas, kaip tėvai apskritai gali suvaldyti visą šią žaidimų situaciją. Na, tai nėra raketų mokslas. Visų pirma, tai amžiaus ribojimai, nes tai tikrai labai svarbu. Atkreipti dėmesį į žaidimų reitingavimus ir atrinkti vaikui tinkamus žaidimus tikrai nėra sunku. Taip pat nėra sunku pasidomėti, ką vaikai tiksliai žaidžia. Labai svarbu atkreipti dėmesį, ypač tais atvejais, jei žaidimai vyksta platformose, kur yra galimybė bendrauti su kitais žaidėjais. Čia jau iškyla dar viena problema, kai vaikas netyčia gali susibendrauti su asmenimis, kurie neturi tokių jau gerų ketinimų. Taip pat tėvai turėtų kalbėti su vaikais apie tai, ką jie mato žaidimuose ir kaip tai skiriasi nuo realybės. Paaiškinimas, kad smurtas, nešvankus turinys bei nusikaltimai žaidimuose neturi būti perkeliami į realų gyvenimą, yra bene svarbiausias dalykas mano nuomonė. Nes kaip kitaip vaikas suvoks, kad tai yra blogai. Taip pat labai teisingas pasakymas yra, kad kas per daug tas nesveika ir jis puikiai tinka čia. Per daug skiriamo laiko bet kokiems žaidimams gali stiprinti neigiamus poveikius, todėl visada verta nusistatyti ribas. Dar vienas dalykas tai tėvai gali skatinti vaikus žaisti žaidimus, kurie lavina kūrybiškumą, strateginį mąstymą arba gerą moralę, nors tokie žaidimai ir nėra labai įdomus. Žinoma, mano rekomendacija būtų žaisti patį geriausią visų laikų žaidimą – Pinigėnus. Joks kitas vaizdo žaidimas nesugebėjo manęs tiek daug išmokyti kaip Pinigėnai. Vienas iš svarbiausių dalykų yra stebėti vaiko elgesio pokyčius. Jeigu vaikas tampa agresyvesnis, mažiau empatiškas ir užjaučiantis, ar net per daug susižavi smurtu bei nusikaltimais, tuomet verta apsvarstyti ir apskritai tokie žaidimai jam tinka. Geriau jau išvaryti vaiką laukan arba duoti paskaityti knygą. Galiausiai, nors smurtiniai žaidimai nebūtinai paverčia vaikus arba apskritai bet kokio amžiaus žaidėjus agresyviais ar neigiamai veikia kiekvieną, vis vien žaidimai gali daryti įtaką psichologijai arba elgesiui, ypač jei nėra tinkamo kontroliavimo bei konteksto. Kaip ir bet kuri kita medija, tokia kaip Instagramas, TikTokas arba veidaknygė angliškai Facebookas, taip ir žaidimai turėtų būti vartojami su saiku ir supratimu apie jų poveikį. Galiausiai manau, jog svarbiausia yra ne žaidimų uždraudimai, o protingas požiūris ir bendravimas tarp suaugusiojo ir vaiko. Mažų vaikų smegenys dar tik formuojasi ir vaikus paveikia kiekvienas dalykas, kurį jie mato arba girdi. Todėl pats svarbiausias dalykas, mano nuomonė, yra vaiko suvokimo apie vaizdo žaidimus ir ne tik ugdymas. Privalau pasakyti, jog nesu ekspertas ar turintis kokį nors mokslinį laipsnį asmuo. Viskas, apie ką kalbėjau, yra paremta mano patirtimi, o pati informacija surinkta iš knygų, straipsnių bei plačiosios žiniasklaidos. Todėl nepamirškite vadovautis ir savo galvą. Oh my god, I'm the damn gimp. Oh great, now my day is complete.